Okay, senoritas and caballeros, ladies and gentlemen, mighty diamond and dad and hey baby from the 17. Okay, put your hands up in the air, the hand in the air, on everybody sing now. Hey, hey baby, I wanna know if you'll be my girl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey. Sekmadienį Garliavos sporto centre buvo paminėtas Tornado krepšinio mokyklos 10-asis jubiliejus ir atidarytas 11-asis sezonas. Šventė prasidėjo iškilminga jaunųjų tornadžiukų eisena. Pirmasis mokyklai sveikinimo žodžius tarė 10-metis Ignas Nauciūnas, sužavėjęs publiką savo nuoširdžiais linkėjimais. Vėliau nuaidėjus sirenai prasidėjo nuotaikingos krepšinio rungtynės. Čia susitiko jauniausiai mokyklos auklėtiniai prieš senbuvius, o kad jėgos būtų lygesnės, vyresnėliai turėjo dėvėti po vieną bokso pirštinę. Vis tik po pirmojo kėlinio į priekį stipriai išsiveržus dičkiams, tolimesnėme žaidime jiems buvo pasiūlytos abi bokso pirštinės ir po antro kėlinio mažieji tornadžiukai jau buvo priekyje. Nepalikę vilčių savo varžovams, jie laimėjo rungtynes. Pertraukėlių metu žiūrovų dėmesį kaustė įspūdingi Žalgirio šokėjų pasirodymai. Linksmos atlikėjo Vudžio dainos bei nuobodžiauti neleido Tornado krepšinio mokyklos talismanas Voveriukas Tornas. Šventė artėjant į pabaigą sveikinimo žodį tarė Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Jis mokyklos direktoriui Kęstučiui Naruševičiui už mokyklos nuopelnus Lietuvos krepšiniui įteikė garbės ordiną bei paties Arvydo Sabonio pasirašytą simbolinį krepšinio kamuolį. Mokyklos jubiliejaus nepamiršo ir Kauno rajono savivaldybė. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė padėkojo Tornado krepšinio mokyklai už gražų antrus metus besitęsiantį bendradarbiavimą ir perdavė mokyklos vadovui įrėmintą mero Valerijaus Makūno sveikinimą. Mokyklos gimtadienį ir naujojo sezono atidarymą vainikavo Pizza to Go oro karaliaus konkursas. Garliavos sporto krepšius geriausiai drebino Mantas Navalinskas. Jis sužavėjęs publiką tapo vakaro oro karaliumi. Vaikinai už dalyvavimą buvo apdovanoti marškinėliais bei Pizza to Go dovanomis. Iš esmės įkvėpimas dirbti ir toliau organizuoti tą darbą, vadinkim, dar geriau negu jis buvo organizuojamas iki šiol. O iš esmės tai labai daug prisiminimų. Pamatėm buvusių auklėtinių daug, kurie jau baigė mokyklą ir prieš 5 ir prieš 6 metus. Va, tai tokiu žiūrint į pačią šventę, tai atrodo, kad labai greitai bėga metai. Dedam didelės viltis į šios metus. Kaip jau ir ne vieną kartą sakiau, tikimės iš 97 metų, iš 2000 metų gero pasirodymo. Lygiai taip pat paskutiniai metai, jau baigiant Tornado krepšinio mokyklą 95 metam. Tikėsimės, kad ir jie parodys rezultatą. Ir aišku, kaip ir visada, padarėm gerą atranką, imkim su jauniausiais Tornado žaidėjais. Ir tikėsimės, kad tų vaikų, kurie jau šiemet pradėjo lankyti Tornado krepšinio mokyklą, kad bus dar geresni rezultatai negu iki šiol. Šiandien krepšinio mokykla Tornado skaičiuoja per 600 jaunųjų sportininkų, kuriuos krepšinio paslapčių moko 11 trenerių.